Na, grįžtame į studiją ir mūsų laidos viešnia, atlikėja Liepa Mondeikaitė. Labas rytas. Labas rytas. Na ir šįryt Liepa netuščiomis atvyko su naujausiu savo ir Laurio Reiniks Latvijų atlikėjo klipu. Liepa, papasakok, klipas Apkabink dar. Apie ką jis, kokia istorija jame pasakojama? Turbūt kaip ir visas gražiausias dainas yra paremtos apie meilę dainuojama, tai ir ši daina yra neišimtis. Tai daina yra apie meilę, apie uždraustą, apie slaptą meilę ir klipe mes mėginame perteikti tai. Tai yra istorija, kaip 3 draugai atvyksta į Italiją atostogauti ir ten tarp jų vyksta šioks toks meilės trikampis. Personažas, kurį kūniu aš, yra įsimylėjęs slapta savo geriausios draugės vaikiną, vyrą ir vat kaip ten ta visa istorija vystosi, plėtojasi ir jos kokia atomazga, tai viskas yra užkoduota labai labai gražiai klipe. Klipas nufilmuotas Italijoje ir apskritai tai buvo tavo pirmas videoklipas ir debiutas, ar ne, filmuojantis muzikinėme klipe. Kokie įspūdžiai, ar sunku, gal kokie mitai sudužo prieš tai turėti? Iš tikrųjų, iš pradžių labai pergyvenau, nes tai buvo ne tik užsienė filmuotas pirmasis mano klipas, bet apskritai tai buvo pirmasis klipas, kuriame aš filmavausi ir labai pergyvenau, kad įgyvendinčiau visus prašymus, lūkesčius tiek Laurio, tiek režisierių, bet kažkaip nuvykus pamačiau, kad komanda yra ypatingai profesionali, labai draugiška ir nebuvo kažkokio tokio spaudimo, ten viskas vyko labai natūraliai, nereikėjo kažkokio pervaidinimo, kažko nenatūralaus, dėl to tikrai viskas ėjosi labai labai lengvai, paprastai ir nežinau, turbūt drąsiai galiu sakyti, kad tai buvo vienas geriausių laikų mano gyvenime. Tiesiog tai buvo nuostabus laikas praleistas tiek Italijoje, filmuojantis, tiek bendraujant su visa kūrybinė kompanija, su Lauriu. Tai tiesiog džiaugiuosi ir grįžau iš ten su pilnu bagažu įspūdžių ir patirties. Na ir parsivežėjai dovanėlę prieš Velykinę mūsų žiūrovams. Kaip jūsų keliai susiejo su Lauriu Reiniks? Mane Lauris pastebėjo praeitais metais, kai aš dalyvavau viename projekte ir aš dainavau jo dainą Bėgu, bėgu ir aš dainavau ją estiškai, latviškai ir lietuviškai ir jam labai paliko didelį įspūdį, kaip aš mėginu jo tą dainą sudainuoti ir kažkaip prieš porą mėnesių jisai paskambino ir man pasiūlė tiesiog gal, kad ar nori sudainuoti kartu dainą ir aš labai labai nudžiugau, nes tikrai Lauris yra vienas iš turbūt iš geriausių Pabaltijos šalių atlikėjų, dainų autorių ir labai džiaugiausi, kad man atsirado tokia galimybė jaunai pradedančiai atlikėjai ir nuvykom ir rašėm tą dainą. Daina yra tikrai įspūdinga, superinė ir aš ją jau myliu ir klausausi ryte, vakare ir per pietus. Ir tuomet jisai man pasiūlė tokią idėją, kad gal filmuojame klipą muzikinį ir aš tikrai labai labai apsidžiaugiau, nes vėlgi nauja patirtis, neišmėginta, nepatirta. Tai... Kas ir žodžius parašė, nes žinau, kad Lauris mėgsta lietuvių kūrėjus. Šiai dainai parašė žodžius Deividas Vonkus, tai labai artimas žmogus manis ir mano prodiuseris, tai buvo labai, supratau, ką jis norėjo pasakyti ir dėl to man buvo pakankamai lengva įdainuoti, nes tiesiog žodžiai ėjosi iš širdies. Na kągi, Liepa, nuotaikingų švenčių palinkėsiu ir mes kartu su žiūrovais žiūrėkime vaizdo klipo premjerą. Dėmesio. Mes kilom ir krytom, svajojom ir klydom, daug takų ėjo kartu. Mes kilom ir krytom, nuo ryto lyg ryto, mes kvėpavom.